Ko šiandien labiau reikia, ar praktinių žinių, ar teorijos? Aš manau, kad praktinių, nes daugiausia tai mes viską darom darbais kažkokiais ir todėl reikia labiau praktikos. Aišku, reikia ir teorijos. Man atrodo 50-50. Aš pati asmeniškai irgi manau, kad reikia daugiau praktikos, bet žinoma, jeigu neturėsi teorijos žinių, tai tuomet ir nebus praktikos. Be teorinių žinių, aišku, mes negalime praktiškai gerai kažką tai organizuoti veiklą. Manau, kad vis dėlto pirma teorija, po to praktika. Abiejų reikia ir praktikos, ir teorijos. Nes kaip tu praktika, tai reikia ir teorijos, kaip tu turi atlikti ar ką nors daryti. Tikriausiai reikia kažkokio tais balanso, bet gal praktinių, nes nueini atlikti praktikos ir tada nieko nemokai tuo atveju. Žodžiu, tai daugiau praktikos duotų daugiau svorio tavo CV-kui tikriausiai. Tikrai, kad reikia balanso. Būtinai reikia žinoti ir viską teoriškai ir aišku, tai dabar ir yra universitetuose atliekama praktika. Reikia pamatyti, kaip tas žinias reikia pritaikyti visas. Taip, kad tikrai negalima rinktis kažkurių tai vienų. Šiuo metu, manau, reikėtų labiau praktinių žinių, nes teorijos gauname per daug. Manyčiau praktinių. Lengviau išmokti gal būtų, įsidėmėti, mokėti, dirbti. Aš irgi manau, kad praktinių daugiau, nes darbe daugiau padirbsti, ką nors. Praktikos. Aš manau irgi praktikos. Galbūt praktinių žinių, nes jos geriau padeda orientuotis visur. Aš irgi pritariu šiai nuomonėje. Praktika turi būti suderinta su teorija, todėl negalim išskirti vieno ir kito. Manau, teorinės žinios, nes be teorinių žinių ir nebūtų praktikos. Priklauso nuo to, ką studijuoji. Manau, kad kiekvienoje specialybėje yra tiek vienas, tiek kitas svarbu, tačiau skirtingose specialybėse skirtingi kaip ir prioritetai. Jeigu neturėsi teorinių žinių, tai negalėsi turėti ir praktikos, kadangi be teorinių žinių praktika tiesiog yra neįmanoma. Galbūt labiau reikia praktinių žinių, nes praktinės žinios yra labiau taikomos. Tiesiog manau, kad praktika yra labiau svarbi negu teorinės žinios, nes žmonės, kai atlieka daugiau praktikos, yra labiau pasirengę